Būrimas į kaimo bendruomenės skatina noras kalbėtis, veikti, ieškoti ir rasti geriausius iškylančių problemų sprendimo būdus. Tik tai vieningos sutelktos kaimo bendruomenės turi ateitį ir perspektyvą. Kelmės rajone kurdamos ateities viziją, kasdienius darbus dirba 40 kaimo bendruomenių. Lupikų kaimo bendruomenės pirmininkė Julijona Valčiukienė naujai įrengtuose bendruomenės namuose laukia svečių. Džiaugiasi gražiomis moderniomis patalpomis, kuriuose galima bus sportuoti, susirinkus pabendrauti, pasikalbėti, padainuoti. Pastatas renovuotas įgyvendinant projektą Lupikų kaimo viešųjų erdvių kompleksinis teritorijos sutvarkymas, kurio metu buvęs Lupikų darželio lopšelio pastatas pritaikytas visuomeniniai paskirčiai. Susibūrusios 2005-aisiais Lupikų kaimo bendruomenės pats didžiausias siekis skatinti kaimo žmonių aktyvumą. Lupikų kaimo bendruomenėje svarbiausias yra kaimo žmogus. Susirinkusios būrin aktyviausios Lupikų kaimo bendruomenės moterys galvojo, kaip bendru kaimo ir nebejingų kaimų žmonių darbo galima būtų keisti kaimo ateitį, išsaugant vietos tradicijas, gerinant gyvenimo kokybę. Bendruomenės moterys pasakoja, jog bendruomenė turi savo tradicinės šventes, rašo projektus, rūpinasi bendruomenės sveikatinimu, tvarko aplinką, nepamiršta ir pačių seniausių bendruomenės narių. Esam 27 nariai. Kas norėjo ir kas pageidavo, tai priėmėm visus. Susibėgusios būrin moterys rodo pačius naujausius savo rankdarbius, džiaugiasi, jog yra kur ir su kuo pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Planuoja gegužinių mojavų giedojimą. Tai tradicija, kurią Lupikų kaimo bendruomenė atgaivino ir kurią tęsia. Tiesiog branginti visą tai, ką mes sukursim, ką jau sukūrė mūsų senoliai. Ir gražinti Lupikus. Tai mūsų tokie tikslai būtų. Žmogus galėtų ateiti kažkur tai išsipasakoti, laiką praleisti kartu. Kaip ir kitos Kelmės krašto kaimo bendruomenės, Lupikų kaimo bendruomenė gyvena, dirba, kuria savo krašto ateitį bendrystėje. Kuria bendruomeniškumo atmosferą ir bręsta vis naujiems darbams.